Labai dažnai poros užsisuka savo konfliktų ir problemų ratuose. Ir kaip pelytės iš to rato negali išeiti. Ir ne dėl to, kad vienas geras, o kitas blogas. Tiesiog dėl to, kad mes iš savo ankstyvosios, dažniausiai praeities, atsinešam tam tikrą jausmų, įveikos bagažą. Kaip tai vyksta? Pavyzdžiui, situacija. Situacijos metu žmona paklausė, kodėl ant spintelės yra juoda dėmė. Apskritai klausimas, kodėl jisai kelia dažniausiai kelia gynybinę reakciją. O kokius jausmus sukelia šitas klausimas? Jausmus jisai sukelia tokius, kaip jaučiasi žmogus kritikuojamas, nesuprastas. Pavyzdžiui, aš stengiausi, o jinai kabinėjasi prie dėmės, ar ne? Neišpoliravau gerai dėmės, esu kaltas, ar ne? Ir šitie jausmai nėra nieka malonus. Kai mes jaučiam tokio pobūdžio jausmus, mes norime jų nejausti. Ir dėl tos priežasties, žiūrint nuo mūsų praeities, mumse yra susiformavę tam, kad nejausti, skirti tam tikri mechanizmai, gynybiniai mechanizmai. Kad tų jausmų mes nejaustumėm ir apie juos negalvotumėm, įsijungia mūsų gynybiniai mechanizmai. O gynybiniai mechanizmai gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, žmogus gali pradėti atgal pulti, pradėti atgal kritikuoti, šaukti, atsitraukti. Išeiti iš kambario ir pasakyti, žinai ką, kitą kartą paim pati ir nupoliruok šitą spintelę, jeigu tau netinka. Kaip tokia reakcija, kokius jausmus sukeltų žmonai? Žmona sakytų, bet aš nieko blogo nepadariau, ne? Kai jisai manęs nesuprato, kodėl jis ant mane šaukia, aš jaučiuosi įžeista, nesuprasta. Čia juk paprastas klausimas, aš nieko blogo nenorėjau, vieniša, nes jisai paliko, išėjo ir pasakė pati kitą kartą darykis. Tai šie jausmai nėra labai malonus ir kaip ir vyro atveju žmona taip pat turi savo gynybinius mechanizmus. Tokius, kuriuos jį atsinešė iš savo ankstyvosios vaikystės, kaip reaguoti, kai patiriu tokius jausmus. Ir tai gali būti irgi atsitraukimas, tyla, nebekalbu savaitę, kritika atgal, puolimas atgal. Ar ne? Jinai pajaučia jausmus ir pradeda kažkaip tai elgtis. Ir šitas elgesys ką padaro? Aktyvina vyro tam tikrą jausmą. Ir mes turime ratą. Jausmas, elgesys ir vėl aktyvuojam vyro jausmą. Ar ne? Ir taip mes sukamės tame pačiame rate, kai kalbame apie jausmus ir elgesį. Kaip išeiti iš to rato? Visų pirma, šitą ratą reikia pastebėti. Jį reikia žinoti, kad jūs jį tokį turit. O juos mes turim dažniausiai vis